Sveiki visi, aš esu Ieva ir šiandien pristatau savo ir kolegės kalbančias korteles. Šiek tiek įdėjau įdomesnį tokį variantą, dėl to, kad tokie garsai vaikus ir labiausiai ir išjudina ir paskatina domėtis, kas čia toks. Rinkoje pas mus yra tikrai begalės daug žaidimų, bet klausime, kiek tuose žaidimuose vertės, naudos ir vaikui skatinimo tobulėti, augti, pažinti ir suprasti. Žinoma, visi sakysime, kad tėvai ar ne, nežaidžia, neskatina vaikų, paduoda telefoną, planšetą ir vaiko ta kalba yra tokia labai sausa, skurdi, bet aišku, tas ir tempas mūsų gyvenimo toks lekia, bėga, skrieja, bet iš tiesų tėvams trūksta žinių, kaip paskatinti, kaip tiksliau mokyti vaikus žaisti, kaip užsiimti su vaiku, kaip mokytis. Ir iš tiesų padavus kelis patarimus, ką galima su tokia viena priemonė padaryti, tai žinokit, tinka realiai vaikams nuo 1,5 metukų iki priešmokyklinio amžiaus. Ir žinau atveju, nes aplink mane daug yra dvikalbių šeimų ir tėvelis graikas ir mama ispanė, tėveliai puikiai išmoksta kalbėti lietuviškai su šiom kortelėm. Galimybės neribotos. Kaip ir sakiau, realiai prasideda viskas net nuo smulkiosios motorikos, nes reikia kortelę ir neįstatyti tam tikrą vietą. Iki realiai pasakojimų kūrimo. Iš tiesų patys vaikai, jau kai susipažįsta, jie vadina tai kompiuteriuku, kai susipažįsta su šia priemonė, patys padiktuoja, ką dar aš su jais galėčiau padaryti užsiėmimo, pavyzdžiui, metu. Mes žaidžiam ir alias. Vaikas apibūdina, jeigu kažkas atspėjęs, tiesiog įstato kortelę. Paskutinį kartą vaikai kūrė pasaką su juo. Tai yra labai sudėtinga, nes turi atitikti tą linksnį tinkamą pasakoje, ar ne? Banginis, nebus banginėje ar banginio, turi būti banginis. Tai mes kūrėme ir pasakas, o su mažiukais, ką ir tėveliam paturiu daryti, namuose tiesiog įstatote štai kortelę, ar ne, dar vaikas, kuris nekalba, kuris tik pradeda, kuris domisi, kuriam įdomu, tiesiog galite statyti obolio kortelę, nes šiaip iš viso yra 224 žodžiai. Įstatot obolio kortelę, Ieva, kur obolys, einam ieškoti obolio, ar ne? Ir realiai susijęjam daiktą su paveikslėliu, dar išklausom ir garsą, jeigu yra ir garsažodį, vaikas mato ir raideles, tai realiai yra pastiprinta žodinė informacija vaikui. Tai nuo to ir prasideda visas toks pažintis su šiuo kompiuteriuku, kaip mano vaikai vadina, ir toliau galim daryti tai, ką jau sugalvojam ir ką norim. Tiesiog vėl reikia tik mūsų noro, kūrybiškumo ir šiek tiek įsitraukimo į tą žaidimą su vaiku. O iš tiesų tikrai turiu tėvelį, kuris realiai jau moka kalbėti lietuviškai, sako, vien dėl šitų kortelių. Kortelės yra atsparios ir vandeniui, jos ilgaamžės, jos neaštrios, kampai užapvalinti, vaikai gali ir numesti ir trenkti, tikrai nieko neatsitinka, jos ilgaamžės ir iš tiesų geriau nupirkime tokį daiktą negu, nežinau, Lego Ninjago 120 € ir jis tiesiog dulės spintoje, nes tiesiog vaikų bus neįdomu. Gale yra skrajutės, visos rasite abc.lt. Šiuo metu turime tik šią vieną priemonę, bet sekit naujienas, nes turim ateinančių naujienų, naujų produktų, tai geriau mokykimės, žaiskim, bendraukim, kalbėkim ir džiaugimės. Ačiū labai.